mokiniai, daugelis iš jūsų puikiausiai žino, kas yra mūsų gimnazijoje talentų šou. Tai yra renginys, kai mokytojas vaikui įduoda sparnus, o toliau jau jis skraido pats. Spalio 18-ąją Klaipėdos Varpo gimnazijoje vyko talentų šou, skirtas muzikos dienai paminėti. Jaunieji mokyklos talentai gali parodyti savo sugebėjimus muzikos, šokių, teatro srityse. Tiesa, dažniausiai dalyvauja dainininkai ir muzikantai, tačiau šiemet sulaukėme naujovės. Buvo rodomi 2 trumpametražiai filmukai socialinės reklamos tema "Ar verta bėgti iš pamokų". Šie metai gausūs debiutantais, kurie pirmą kartą pasirodė talentų scenoje ir tų, kurie jau visiems žinomi. Atlikėjai tikrai pasistengė ir padirbėjo iš peties. Žiūrovai buvo laimingi girdėdami savo draugų, mokinių dainas, atliekama su meile ir užsidegimu. Buvo galima išgirsti ir lietuviškų, ir angliškų dainų. Tiesa, pastarųjų buvo kiek daugiau. Renginio viešnia jau mokyklą baigusi, bet jos dar nepamirštanti Vilija, kuri taip pat padovanojo dainą. Tikimės, kad ši mokyklos tradicija kasmet rengti talentų šou niekur nedings ir mokykla ir toliau augins gabius ir talentingus mokinius. Reporterė Greta Šmaižytė, Varpo TV.